kurie sukovojami. Aš, pavyzdžiui, esu nusistačiusi prieš vaistus ir mano amžinatilsį uošvienė yra vaistininkė, kuri mum į Švediją sudėdavo labai tokius, nemažus maišelius Ovsdruk. Tai žinokit, visko į priekį. Žodžiu, jeigu skaudės gerklę vienas, jeigu ten giliau jau sausas kosulys vienas, jeigu šlapės jau vėl kitas. Žodžiu, žmogus tai, ką išmanė, tą geriausiai man irgi ne tai, kad kenkiant, nežinant. Duodavo, kad apsaugoti savo vaiką, ar ne, ten mūsų visą šeimą, kad turėtumėte juodai dienai tų vaistų. Ir aš matau, kad pradėjus va taip ir tais papildais, kai aš atsivežiau juos, kad baigdavosi galiojimai tų vaistų ir aš jau juos išmetu. Bet šiandien dienai aš drįstu netgi sunkiai susirgusi neimti nei vieno vaisto. Ir tada jau aš žinau, kad turiu namuose turėti pilną savo spintą, jau tam tikrų produktų būtent iš Neolife, nes aš žinau, kad man reikės kiekio didesnio, tarkim, pavyzdžiui, kai susirgau COVID, atsimenu. Ir kratausi visą ir skambinu Eglei, sakau, tu supranti, kad aš geriu tos produktus ir jinai sako, žiūrėk, užpuoliai virusas labai stiprus, ar ne tai, kad čia kažkokie tai. Vadinasi, tu turi įveikti iš savo organizmo tai, kad tu jau ten sukaupus esi, tai jau paimsi viską jau tikrai ir dabar kaip atstatyti jį, kad toliau neprasimuštų kažkokį, tai žinot, kai aš sakau, turiu silpną vietą, neskirliauką, kad nepradėtų pažeisti, iš to neturėjimo organizmas, tu jo taip greit vėl nesurinksi. Tai jinai sako, pasiėmė gėrimą ir gurkšnoju. Nes esmė tame, kad tam tikri virusai mus kaip elektra krečia. Tai tarkim, tos nervinės ląsteles mūsų tiesiog nudrožia. Tai jau tą turi stabdyti pirmiausiai. Tai jinai man susakydavo tokius dalykus ir aš jau žinau, kad jeigu susirgau, tai D vitaminą saujom. Jau nebeskaičiuoju ten 4 ar kažką, nes yra tam tikri dalykai, kada mes žinom, kurie būtent įveikinėja virusą. C vitamino reikia dėl to labai daug, kad jisai tankina gleivinę, neduoda prasiskverbti į ląsteles. Tam tikrus dalykus, žinant, aš tiesiog saujom imu ir aš 3 dienos ir vėl aš esu kaip žmogus ir aš nejaučiu, kad mane kažkas verstų atgal. Ar išbalus išeinu į kažkokią gatvę, aš jaučiu, kad susitvarkiau. Paskui, aišku, grįždama į Lietuvą, tarkim, dabar visai nesnai buvo, pasidariau kraujo tyrimus ir jie buvo tragiški. Ir aš žinau dėl ko, todėl kad paėmė kadangi, kaip pasakyti, ne vaistais gydausi, o būtent savo organizmui leidžiu susitvarkyti su tai aš suprantu, darausi ir man sako, viešpatie, viskas yra gerai, aš žinau ir aš suprantu, ką labiausiai man paėmė, ką man labiausiai reikia atstatyti dabar. Tai ir geležis atrodo, ar nuimta, ir D vitaminas nukritęs viskas ir sakau, aš nebijau niekada baisių dalykų, nes aš noriu žinoti juos, nes man reikia susirinkti B grupę greitai viską ir aš, kadangi jau išmanau sudėtis produktų, vėl praeina mėnesis laiko, aš vėl vaikštau, kaip vėl su gerais kraujo tyrimais, vėl aš juos atsistatau ir svarbiausia yra atsistatyti mokėti. Neišvengsim nei bakterijų, nei virusų, mums reikia susirinkti atgal save. Tai čia yra puikus būdas ir jeigu, tarkim, kad ir vaikai susirga, negeria pastovių produktų, nieko baisaus. Svarbu jiem uždėti tam tikrų kiekį sergant, kad jie turėtų iš ko organizmas sukovoti su tuo. Ir žinot, kai močiutė mano sako, gyvenu ir sako, atsimenu, paskutinį kartą sirgau 22 metų. Sakau, todėl, kad tu niekada chemiškai nesigydei. Todėl, kad tave mama mokėjo atstatyti natūraliais produktais. Todėl, kad tavo augimo metu buvo viskas nebuvo chemiškai pažeista. Tu tiesiog tuos virusus pati kiek sugebėjai, tas bakterijas tiek tu pati susitvarkei su jom. Ir organizmas jisai moka atsistatyti. Ir šiandien dieną jinai 82 metų sako, lygtais atrodo normaliai jaučiuosi gerai. Aišku, tas amžėjimas yra, žinot, kada jau ir širdis savo darbo netlieka gerai, visa kita čia yra normalu. Bet kad sako, aš bijočiau kažkokiu tai virusu, taip nėra. Tai tas toksai gydymas yra kartais baisus, būtent kiek žalos padaro pats vaistas toliau, ką jisai pažeidžia, kiek palieka jisai to pėdsako, kurį mums reikia dar išsivalyti, bet detokso būdu įmanoma. Tai netgi ir tų vaistų gavę labai daug, pradėkime nuo to tvarkytis ir sunkiuosius metalus įsikrovę, galima natūraliais būdais kažkaip atsistatyti ir organizmas jisai yra stiprus, jisai sugeba jisai save surinkti. Taip. Tai labai smagu. Pritariu iš tikrųjų.